Labas, trumpas video ir ilgai nelaikysiu šiandien tavęs. Sveikinusi iš Kauno hotelio kažkokio. Dabar su darbu mes čia Kaune filmuojam, tai apgyvendinti visi esam 2 savaitės Kaune. Jo, nežinau, visai patinka. Šiandien kažkaip aš prisiminiau vieną tokį gyvenimo momentą, gyvenimo įvykį, kuris man nutiko irgi darbe. Ir tiesiog noriu papasakoti, žinai, gal bus įdomi tokia situacija. Gal kažką išmoksi iš to, nors abejoju. Gal pagalvosi, kad aš kvailys ir beširdis ir kad taip negalima daryti. Ir aš visiškai su tavim sutinku. Bet tai buvo vienas tokių įdomesnių ir, man atrodo, geriausių prisiminimų, kokių esu turėjęs. Labai kvailai skamba ir aš tuoj paaiškinsiu, apie ką aš kalbu. Tai buvo toks projektas, kur mes filmavom filmą ir ten buvo tokia mergina. Jau darosi įdomiau. Nežinau, ir mes kažkaip dirbom kartu ir buvo labai faina. Ir mes bedirbdami kartu labai gerai kažkaip susibendravom. Susidraugavom ir tapom visai tokie artimi ir, nežinau, tarp mūsų atsirado chemija, sakykim taip. Mes tapom gerais draugais. Ir po truputį galbūt pradėjau aš flirtuoti truputį. Ir jinai man atsakė tuo pačiu ir, žinai, ir mes kažkaip nestabdėm nieko. Ir tada aš galvau, faina, viskas yra gerai. Ir tada aš sužinojau, kad jinai turi vaikiną. Ir čia buvo visai... Žinau, kad skamba labai kvailai ir galvoju tikriausiai, kodėl aš pasakoju šitą istoriją, bet tiesiog pagalvojau, kad visai gal būtų faina papasakoti, nes vakare tai prisiminiau. Ir šiaip labai tokia įdomi istorija, sakyčiau. Ir žinai, ir aš sužinojau, kad jinai turi vaikiną. Ir man labai pasirodė keista, kodėl mes dar vis nenutraukiam šito tokio flirtavimo ir, žinai, tokio suartėjimo, kur atrodo, kad mes gal esam trupučiuką per arti suartėję. Ir tada, žinai, aš pradėjau apie tai nemąstyti ir aš pagalvojau, aš eisiu toliau, bet, aišku, neperžengsiu ribos tos, kad, žinai, netapsime pora ir nenoriu iš nieko atimti merginos ar nieko tokio. Bet tiesiog ten buvo toks, aš atsimenu tą momentą, ne tą momentą, ten buvo porą savaičių, gal net mėnesis, kaip vieną geriausių tokių momentų, nes mes abudu žinojom, kad tai, ką mes darom, yra blogai. Jinai turi vaikiną, aš neturėčiau būti taip artimai, žinai, prie jos prisiartinęs, neturėtume mes būti tokie artimi. Ir mes to nestabdėm ne todėl, kad ten, žinai, norėjom, kad jinai išduotų savo vaikiną ar dar kažką ten, žinai, nenorėjom sugriauti jokių santykių. Mes tiesiog abudu, man atrodo, supratom, kad mes turim kai ką labai tokio ypatingo. Ir žinojom, kad mes sukuriam dabar tokį pasaulį, žinai, tokį pasakų pasaulį. Per tą mėnesį mes sukūrėm pasakų pasaulį. Būdami kartu, žinai, ten dirbdami kartu ir mes abudu labai giliai, man atrodo, širdį žinojom, kad jis nebus amžinai šitas pasaulis mūsų sukurtas ir, žinai, šitą realybę. Ir kad mes amžinai nebūsim ten labai tokie artimi, nes pasibaigs projektas mūsų mėnesio, žinai, ir viskas subirės tiesiog. Ir manau, kad tai buvo viena didžiausių tokių priežasčių, kodėl mes nestabdėm nieko, nes žinom, kad tai yra laikina ir norėjom tiesiog pasimėgauti tuo sukurtu mūsų pasauliu. Kur tiesiog, tai buvo labai tobula ir nemeluosiu, nesu antrą kartą tokios patirties turėjęs, žinai. Tokio, kur žinai, kad neturėtum to daryti ir neturėtum galbūt judėti toliau, bet vis tiek judi, nes žinai, kad tai nebus amžina. Nežinau, sunku labai įdėti žodžius ir žinau, kad skamba visa šita situacija labai taip negerai ir daugelis tikriausiai iš jūsų galvoja, koks tu esi iškrypėlis ar dar kažką.
bet tai nebuvo, kad ten aš vienas kažką dariau ar dar kažką. Mes neperžengėme jokių ribų, nieko nebuvo tokio, mes tiesiog buvom vienas kitos sielos draugai tą mėnesį vieną. Ir jo, ir tiesa ta, kad žinai, kaip ir minėjau, tai buvo labai laikina, tai truko tik mėnesį. Ir mes tai žinom, ir po to mėnesio mūsų realybė, mūsų tikrieji gyvenimai, kai mes turim savo gyvenimą, žinai, kai mes nesam 12 valandų per dieną kartu, žinai, dėl projekto, ta mūsų tikroji realybė sunaikino mūsų tą sukurtą pasaulį. Ir mes abu žinom, kad tai nutiks, negalėjom niekaip to sustabdyti ir mes net nenorėjom to sustabdyti, nes, nežinau, man dar toks ir laikinumas labai pridėjo tos emocijos ir labai išaukštino visą tą momentą, kuris truko mėnesį, nes jeigu tai būtų prasitęsę ir jeigu mes būtumėm ir po projekto bendravę ir ten viską tiesiog tęsė ir tapę pora ir dar kažką, man atrodo, tai būtų tapus tiesiog paprasta ten, istorija, paprasta, žinai, meilės istorija, kur nelabai galbūt kažkas yra tokio ypatingo ar dar kažką, o čia iš tikrųjų tapo, tokia pasaka, žinai. Iš tikrųjų, man tai buvo vienas tokių geriausių prisiminimų ir galbūt būtent todėl, kad pasibaigė niekur labai nenukeliavo, žinai. Tiesiog, kadangi tai buvo laikinas toks sapnas, toks geras sapnas, kur viskas labai faina. Nežinau, kodėl aš šitą dalyką pasakoju ir nežinau, kodėl tau turėtų būti įdomu, bet galbūt kažką gavai iš šito, galbūt kažką sužinojai ir jo. Mano manimu, tokios momentus reikia palikti, žinai, tais momentais ir nebandyti ten nieko pakeisti, nebandyti pridėti daugiau momentų, ten pridėti daugiau detalių, nesakau, mūsų pasaulis, kurį mes sukūrėm, buvo toks trapus ir toks tobulas, kad atrodo, jeigu mes pridėsim daugiau detalių, tęsim dar kažką, jis subirės pats iš savęs, nebeliks to tobulumo, nebeliks nieko švento, nežinau, bet jo, tai va tiek, aš noriu šiandien pasakyti, labai toks random video ir klausimas, kodėl aš apie tai pagalvojau, nes aš panašia tema, panašią situaciją dabar pagal panašią situaciją rašau scenarijų, tai todėl aš čia prisiminiau tą momentą, bet jo. Tai sakau, tikiuosi kažką gavai iš to, jeigu ne, tai ne. Dabar sužinojai tokią įdomesnę istoriją iš manęs, kuri man nutiko, man atrodo, prieš 2 metus jau. Tai ir prašau nesmerk manęs, kad aš čia, aš blogas ten žmogus, aš paprastas vyras, kuris ten nori kažko, jam nerūpi, ar ten tu turi antrą pusę ar ne. Ne, aš, žinai, tiesiog ten buvo tobula, ten nebuvo nieko ten nebuvo nieko žmogiško, ten viskas buvo labai, kaip pasaka, sakau. Žodžiu, kalbu čia ir nusišneku. Tai labai taip poetiškai aš tau čia pasakoju. Jo, gerai, viskas, baigiu šitą video, ačiū labai, kad žiūrėjai. Ir jo, einu miegoti, nes rytoj vėl anksti keltis ir aš esu labai pavargęs. Tai aš tau linkiu geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.